Biški gal arčiau Labutis, prisitraukti. arčiau. Prisitraukiam, parodom, kaip veikia užkulisiai mūsų. Nes dabar šiais laikais yra ir madinga labai tie rodyti tuos užkulisius, žinai. Esi mačius, turbūt pastebėjai, ar ne, kaip kuria kažkokius filmus, kažkokie podcastai vyksta, paskui rodo, kaip viskas vyksta. O iš tų užkulisių iš tikrųjų yra labai daug įdomių dalykų. Netgi kai darom kažkokį tai įrašą ir pati esi darius, ne kokius video, kokius filmukus, kokias reklamas, tiek kuriozų būna. Ir tai paskui iš tikrųjų, jeigu neištrini iš karto, būna pačiai smagu pasižiūrėti tą, ar ne? O man Tai asmeniškai, žinok, jeigu apie filmus kalbėt, man kaip tik nebeįdomu tą filmą žiūrėti, kai jeigu matau, sakykime, fragmentus, kaip jis patys, sakykime, mane, kaip ten su tais šmiriukais tampo, žinok, tikrai man net nebeįdomu. kaip tu, kaip įdomiai Jo. matai, o man tai įdomu, man patinka. Tai va, nu ką, labas visiems, kad jūs žinotumėt, per kokius vargus mes čia prisijungiam, per kokius vargus mes tą video darom, bet ant tiek buvo didelis noras pasidalinti ir pakalbėti tarp mergaičių, kaip mes kalbam tarpusavį, prie kavos puodelio ir dabar turim, a tu turi kavos puodelį? Jo, taip, tu, va. Va, ir aš, bet kol mes Tau labas prisijungiam, rytas. mano kava jau atšalia, tavo nežinau kaip. Jau Tavo gal, beveik irgi. ane, tavo gal, sakau, termopadukas gal laiko šilumą, mano tai paprastas padukas. Ne, paprastas. Paprastas, Gražus bet ne. toksai, va. Gražus, irgi gražus. Tai va, tai apie ką mes norim pasidalinti, kodėl mes taip inertingai tai bandėm pasijungti ir dar prieš pradedant visą tą pokalbį, kai su draugė, su Valdina, nusprendėm, kad reikia pasidalinti ir su kitom moterim, apie ką diskutuojam, apie ką kalbam, apie ką kalba dauguma moterų, tos, kurios yra susijusios su mūsų kompanija, bet nepasako konkrečiai, nėra to konkretumo, nes galbūt nesi išsigryninęs, tu pats supranti realiai, kas vyksta, bet nemoki perteikti to. Ir mes, kai kalbėjom jau dviese, sakom, nu va, čia va tas ir yra, va tas dalykas, apie ką kalbam, bet niekada realiai nepapasakojam. Ir mes prieš tai dar, prieš nusprendžiant, kad dalinsimės visų tuo vat su jumis, kad būsim paprastas, kad pasistengsim, kad nebūtų to mygtuko, kaip dažniausiai, pavyzdžiui, mes kalbam dviese, tai kalbam tai paprastai labai draugiškai, bet aš jaučiu, kad kol kas išsilaiko tas paprastumas. Gal kažkiek biški pasikeitė pas mane, tas diktorinis įsijungia, bet sakom, reikia išmokti, kad nejungti to mygtuko, kad jungiam mygtuką, daromas įrašas. Tai bandysim be šito įrašo, be to tokio jausmo. Be to mygtuko bandysim. Tiesiog kalbėsim ir viskas, kaip visada, kalbam prie kavytės. O mūsų tema tai yra, apie ką mes norėjom dalintis, tai kaip pakeičia tie šampūnai tą gyvenimą. Mes, daug kas kalba apie tuos šampūnus, kad keičia gyvenimus, bet kaip realiai pakeičia, kaip žmogui suprasti, ką tai reiškia, ką. Tai vat ir norim pakalbėti. Ir Lina labai gerai buvo pradėjus kalbėti ir aš taip klausiausi su tokiu pasimėgavimu, nes pačiai buvo įdomu išgirsti tą išgrynintą kodėl, kaip keičia tie šampūnai. Tai vat pasakė 3 dalykus. 3, man atrodo, buvo. Tai tu gal, Lina, gali pasakyti, kaip keičia, taip sukonkretink tą, suplanuok tą, kaip keičia tie šampūnai žmonių gyvenimus. Jeigu pameni, kaip tu kalbėjai. Tiesą pasakius, žinai, nelabai taip ir, kad dažnai aš visą tokią labai jau didelę, žinai, tą emociją, kai kalbėjau, tai dabar, tiesą pasakius, net gal nei paeiliui, gal net neprisimenu tiksliai, bet vis tiek pasakysiu tą patį, ką aš manau, ne, sakykim, kaip pavyzdžiui, žmonės, ne, sako, keičiam, pavyzdžiui, klausimą, aš nežinau, ar tu, pavyzdžiui, man yra buvę, ne, užduot klausimą, kaip jau čia keičia tą gyvenimą, ne, ten, ką ten, žinai, lėktuvą nusipirksiu, ten, jachtą kažkokią, žinai, tenais, yra žmonių, kurie taip įsivaizduoju savo, pakeisti savo gyvenimą, ne, keičiu savo gyvenimą. Bet, kaip dabar tą šampūną butelius? Man asmeniškai, aš kaip galvoju, ne, pavyzdžiui, vieni žmonės, pavyzdžiui, atėjo į mūsų kompaniją, ne, pavyzdžiui, keičia gyvenimus finansinę padėtim, ne, su finansais, sakykime, gal žmogus blogai gyvena, gal, pavyzdžiui, su mamytės atostogose, tų pajamų tikrai nėra didelių. Ir sakykime, pradėti tą tokį, pavyzdžiui, savo versliuką, vaikas miega, aš ten,
reklamą įdėsiu, parodysiu savo emociją, net ten plaukų ar ten veido, nesvarbu, sakykime, mes turim daug, ne, dabar ir kosmetikos, ir tų plaukų, ir tiem, sakykime, kremai visokie. Sakykime, vieniems pasikeičia tikrai gyvenimas, sakykime, mane, kai jie pradeda intensyviai, pagauna tą, ką reikia daryti, kaip reikia tą transliuoti, sakykime, mane, kad eitų tau paimas, padėti žmonėms, suprasti svarbiausia, kad tu ne kad parduodi, bet kad tu atėjai padėti žmonėm, taip tu finansiškai savo padėsi savo šeimai. Ne? Pavyzdžiui, kitas dalykas yra, kad, pavyzdžiui, kitiems pakeičia gyvenimą, pavyzdžiui, kaip man pakeitė gyvenimą, kaip aš sakau, man tikrai pakeitė gyvenimą. Man pakeitė ne tiek, kiek finansiškai, kaip aš sakau, ne, ten, sakykime, bet ir finansiškai, bet pats svarbiausias, kas mane palietė, tai grinai susitvarkyti plaukus. Tu žinai, kokie mano plaukai buvo, kai mes susitiko mane po daug metų ir kaip aš atrodžiau. Ir aš tikrai buvau ieškojime ir man pakeitė gyvenimą, kai aš atsistojau prieš veidrodį, aš pamačiau save, kad man nepatinka tas, ką aš matau, kad man reikia. Buvai perukų dar prisipirkus labai daug. Jo, ir dabar dar, žinok, turiu atidavus, aišku, žinai, tam draugiam, žinai, mergičkom ar berniukam eiti į Halloweenus, ten, sakykime, bet dar iš tikrųjų turiu namuose irgi gal 2 perukus pagrindinius tokius jau, kurie, žinai, buvo brangesni ir tokie jau, natūralesnė to plauko, žinai, yra iš tikrųjų puoš man ten, kaip šuniukui ten uždėta, žinai, ant statulėlės, vienu žodžiu. Jau pamiršti dalykai, iš tikrųjų, jau tas perukas, jau man jau, žinok, aš jau nebekrenta man į akis, iš tikrųjų, kai aš nueinu į apačią, sakykime, mane ir anksčiau, kai stovėdavo, vis taip atrodo, žinai, vis užkliūdavo tie perukai. Bet dabar, tai pavyzdžiui, man tikrai, matai pati, plaukai, kokie mano yra, kokie jie buvo ir aš, kaip sakau, man pakeitė gyvenimą, todėl, kad aš išmokau save mylėti. Aš pamačiau kitų žmonių, sakykime, žvilgsnius į mane, ne, kad kaip žiūri, kiti gal net visai net nebežiūri, nes kadangi, kaip matė mane, kokia aš buvau ten, kaip aš sakau, išpešiuots viščiukas, ne, ten jis iš tvarto išmest, ir eini kur akis ved, žinai. O čia, sakau, mano nuomonė tokia yra kaip iš žmogiškos pusės, jeigu tai paimkime mane, kad tikrai pakeitė gyvenimą, kad su plaukais, veido oda, sakykime, mane. Trečias dalykas yra, kas irgi pakeičia gyvenimą, sakykime, ypač tiem žmonėm, kurie užsidarė. Tikrai mažai draugų turi, ar ten draugių, gal gyvena iš vis ten, sakykime, toli nuo miesto, kad, nei klasiokų, nei kad ten kažkokių tai ten kaimynių, o čia įsitraukęs į tą bendruomenę, tu pamatai visai kitokį žvilgsnį, visai kitokį bendravimą, visai kitokį tą žmonių priėmimą. Vienas dalykas yra, ir tu pradedi save keisti, tu pradedi jau pagauti save, kad tu žiūrėk, tavo mąstymas pasikeitė, tavo bendravimas pasikeitė, tavo net sakykime, net su šeimos nariais tavo bendravimas visai tada kitoksai būna. Atrodo, kad tu buvai piktas, o čia kažkoksai, taip, kad net jau šeimos nariai, kaip pasako, kad tu čia crazy kažkokia, ar tenais, žinai, kas tau čia pasidarė, tu čia, ar nusišnekė, kažką. Atsiranda ir humoro jausmas, ir tas toksai, kai tu bendrauji su žmonėm, automatiškai tu jautiesi pati reikalinga tam žmogui. Kad tas žmogus kreipiasi tave, pagalbos tavęs, ir tu jautiesi jau iš vidaus automatiškai, kad tu save pakilėjai, nes tu jautiesi reikalinga ne tik savo šeimos nariam, bet ir kažkam. Ir pavyzdžiui, man asmeniškai, jeigu aš kažkam padėjau, ten įsigyti ten, kalbėkime apie plaukus dabar, šampūnų buteliuką, ten kondicionierių, parinkti, taip, nebūna ten spraktą, taip būna ir kelias dienas mes kalbam ten, sakykime, bet parinkti tus produktus, žiūrėk, bet man asmeniškai, kai žmogus gauna, išsiplauna galvą, gal pirmą kartą ne taip padarė, žiūrėk, labai, labai fainai yra šilta, kai žmogus su tavim bendrauja ir sako, oi ne, aš ne taip įtryniau, aš ne taip padariau, gal čia aš blogai padariau, laukiam antro karto, to rezultato. Ir kai iš antro karto pasako, kad, Lina, vau, man labai patiko va šitas, man labai patiko šitas, prie šito gal reikia dar priprasti, ten reikia laiko. Man asmeniškai, aš jaučiuosi kaip tik, va čia keičia mano gyvenimą. Aš ne viena sėdžiu tarp 4 sienų.
ane, kad ten užsidariusi, tu nieko atrodo, aš irgi gyvenu tokioje vietoje, tokie miestelį, kur tikrai va, tų kaimynų daug nėra, yra tų seniukų tokių, ne, tu išeini, labas, labas atrodo, žinai, ir viskas. Jaunos šeimos su tais vaikais išeina į mokyklą, pareina, vėl jie savo reikalais, antroji pusė į namo ten žaidžia, nu tu net neini ir ten nekontaktuoji, tai supranti, kad ten vidury gatvės atsistuoti ir blevys gavoti. Nu, o va čia tas toksai bendravimas, tai yra super. Man asmeniškai tai labai, labai patiko. Labai. Tai, nu, tai taip ir yra, kad tie 3 dalykai tokie, kur tu praeitą kartą ir vardinai, tai yra pirmas, tai yra tai, kad finansiškai gali pakeisti. Finansiškai gali pakeisti, paskui gali save išoriškai pakeisti, jeigu tu turi kažkokiu tai problemų, pavyzdžiui, su plaukais arba oda, ypatingai, jeigu turi problemų, kažkaip labiau vertinti tokias galimybės, ane? Ir tada mentaliai trečias dalykas. Bet, žinai, dabar grįžkim, apibendrinkim kiekvieną tą punktą. Tai pavyzdžiui, dabar tu palietei mamytės, kad sakai, kai yra užsidariusios mamytės, augina vaikučius, ten, kol migdo tos vaikučius, gali užsidirbti. Ir aš kažkada moterų tokioj grupėje esu skaičiusi, kad viena moteris sako, kodėl visada, sako, tinklinės marketingas yra geras mamytėms, jeigu mamytėms ir taip sunku yra, jos užkrautos tos darbais, kaip reikia suspėti, kaip reikia tą padaryti. Ką tu, pavyzdžiui, nu, kaip tu galvoji, kodėl minimos yra mamytės ir kodėl tos kitos mamytės nesusitvarka ir nesupranta, kad gali iš tikrųjų tą darbą daryti, būnant namuose, auginant vaikučius, kad čia yra gera galimybė užsidirbti, kad gera galimybė bendrauti ir visą kitą ten. Žinai, mano nuomonė tokia yra, kad tos mamytės, matyt, jos gal netaip supranta, sakykime, mane, kaip reikia čia užsidirbti. Va, aš auginu mažą vaiką, žinai, man ir taip yra daug darbo namie, ne, ten prižiūrėti vaiką, ar ten maitinti vaiką, ar ten dar namus susitvarkyti ir visa kita. Ja. Nu, ir aš čia dar, sako, reklamas dėsiu, ne, ten kažkokias tai tenais. Nu, bet mes pritraukiam, sakykime, mane į savo pusę, į savo tą nu, sakykime, klientus, ne, kurie norėtų bendrauti, kurie norėtų išbandyti produkciją. Tom, kuom tu ir užsijemi, ane, tu gali parodyti, ką tu darai su vaiku, tam, kaip tu ten, sakykime, nebijokim parodyti savo tą bardaką iš po vaiko, ne? Nes visi esam žmonės, nu realiai, rodomas tas bardakas, kad suprastų, kad, nu, ir aš tokia, ir tu tokia, nu, mes visos vienodos ir yra galimybė užsidirbti, darant tą, ką tu bet kuriuo atveju darai ir kai sako, aš neturiu laiko, tai tu ką, galvos neplauni? Nu, tu vis tiek plauni tą galvą. Turi laiko ir tu neturi, tu plauni tą galvą. Tai kodėl negalima pabandyti užsidirbti tuo pačiu metu, kai tu išsiplaut galvą, parekomenduoti kitam, parodyti, ką tu naudoji, tau nereikia atsistoti realiai visą dieną ir daryti tą darbą, kaip fabrike prie staklio atsistoji ir turi daryti 8 valandas, ten su pusę valandos pertrauką. Nu, nereikia to. Nu. Ir ypač, žinai, su tom tokiom, kur, pavyzdžiui, yra nu, ten 2 metų vaikai, ne, ten, kur jie kaip tik tokie labai įdomus, jie nori visko daryti ir leisti tą daryti, duoti tą, žinai, indus plauna ir taip tu parodė, kaip jis indus plauna, čia irgi labai įdomu, tu pritrauksi kitas mamytės, ne, ten, plauk vaikui ten su tais sveikais mūsų produktais, ne, galvytę ten ir duok vaikui pačiam plauti tą galvą, jam pajusti tą dalyką. Tai čia yra gyvenimas, iš tikrųjų mes patys, sakykime, kaip tik sako, mes patys tus vaikus, ne, ir užguitinam, kad mes neleidžiam daug ko daryti. Nu, dabar, kad ir tą patį, pavyzdžiui, šampūno buteliuką paimti ir parodyti vaikui, kaip reikia galvytį išsiplauti, ne, ten pasirinkti rankytės, įsiplauti galvytę, nes mūsų šampūnų jau jie ir negraužia kyčių, sakykime, ne, ir labai smagu yra, ir paprasčiausiai automatiškai taip dirbant, tau tas vaikas kaip tik norės irgi padėti. Tau bus daug lengviau. Grinai daug lengviau. Tu netgi gali pasakyti, kad va dabar mamytė eis į laivą, ten sakykime, mane, arba darys ten kažkokią foto, man reikia, kad būtų tavo žaisliukai surinkti, ne? Tai reikia kartu rinkit, žaiskit, suraskit kažkokį žaidimą, kad surinkti tą sakykime, tuos žaisliukus, ne? Ir tam vaikui bus įdomu, ką ta mama daro. Taip, bus šiuolaikiška mama ir tie vaikai supras. Nu, gal kol maži vaikai ten nesupras, bet ta prasme, kad tu gali sujungti va tą darbą su vaiko auginimu, jo, ir sudominti vaiką netgi gali.
Netgi daryti tos Taip. visus procesus kartu su vaiku. Nu, yra čia tokių visokių niuansų, kur mamytės tiesiog nesuvokia, nesuvokia, kodėl. Todėl, kad jos yra užguitos tos kasdienybės, tos būties užguitos ir joms atrodo, man čia ir taip, aš nieko nebespėju, ką čia dabar daryti, žinai, ir dar kažką dirbti. Bet tas darbas, nu, nėra tas toks darbas, kur, žinai, reikia išeiti, vat, kaip sakiau, į fabriką arba kasoj stovėti, žinai, ir dirbti. Kol tu augini, tu realiai gali užsidirbti. Ir dar, žinai, kokią vieną kategoriją norėčiau priskirti, kur gali tikrai, tai čia yra mamytės, kurios nori auginti vaikus namuose ir užsidirbti. Ir dar pensinio amžiaus žmonės, vyresnės moteris, jos žiauriai baiminasi dirbti šitą darbą, joms atrodo, kad čia yra neįmanoma, kad kaip aš dabar kalbėsiu, gal kažkam gėda, bet kiek pas mus dirba moterų, kurios jau yra pensijoje arba kurios jau ruošiasi į pensiją ir sako, o ką man reikės daryti, man tos pensijos neužteks, bet aš galiu dabar dasidurti. Nu tai irgi labai fainas dalykas, ar ne, kad tu gali dasidurti pinigų ir tau nebereikia kažkur taisyti. Kažkam sveikata nebeleidžia, kažkam galimybės neleidžia, kažkam susisiekimas, aplamai jau vyresniam amžiui yra sunku susirasti darbą, ne? Žinai, aš pavyzdžiui, tiesą pasakysiu, nu, tiek pas mane yra, tiek pas tavį yra, ne, tų pensinio amžiaus, sakykime, ne, moterų, ar prieš ar po, nu, sakykime, nesvarbu čia. Bet, pavyzdžiui, mano toksai būtų toks kaip pastebėjimas, kaip patarimas galbūt, gal išgirs, gal ne, gal pasinaudos, gal ne, bet, pavyzdžiui, bet tokio amžiaus moterim ir greičiausia ir lengviausia yra įsivažiuoti į tą mūsų versliuką, sakykime, ne, kad va papildomai uždirbti. Kai susiranda savo, sakykime, ar kad ir ją palaiko, sakykime, jos draugė kažkokia, ne, kad jos dviese daro, nes dviese visada yra lengviau. Jos gali eiti gatvėje, ten kažkur kažką daro, žiūrėk vieną su kita pašnekėti, ar tą temą, ar ne tą temą, apie belę ką jos žiūrėk vis tiek, nu tikrai turi tokią draugę, su kuria prie kavos puodelio, ten, kad ir paimtų ten aptartų apie, pasidalintų savo tais pokyčiais, sakykime, ne, bet ar nu, negali išeiti laivą, nu gerai, padarykit įrašą ir įdėkit, ne, koks jūsų gražus pokalbis. Prie kavos puodelio, prie bandelio kokio ten valgant, ne, bet dviese visada yra lengviau. Nu nežinau, ar jaunas, ar pagyvenęs, vis tiek yra lengviau dviese dirbti negu vienam. Čia yra 100%. Nes tu vienas tikrai toli, kaip sakant, nenueisi, nes aš kalbu ir ne iš mūsų monat pusės, aš kalbu ir iš mano, sakykime, kaip aš pati turiu įmonę, ne, ir viena tikrai toli nenueisi. Tau reikia ir darbuotojų, tau reikia pagalbos ir visą kitą, tai čia lygiai tas pats. Ir svarbiausia, žinai, kas yra, kad lengva ir paprasta ir faina, todėl, kad čia tais mūsų veikla yra grožio srity. Tokia, ne tai, kad kaip išeiti ant podiumo, žinai, net ne ta grožio sritis, bet ta, kur mūsų kasdienė grožio sritis, kur mes, nu, neišvengiamai mes naudojam, mes plaunam galvą, mes naudojam kremus, ne, ir ypač su metais, kuo toliau, jaunystėj, ir aš esu girdėjęs iš jaunesnių, ir aš pati taip darydavau, aš nenaudodavau, nes galvodavau, ai, tai čia nesąmonė yra, tai čia mano oda ir taip gerai atrodo, čia yra išmislas, čia, žinai, nori pinigus iškrėsti, kol nedaėjau iki tokio, kad mano oda žiauriai atrodė, iš tikrųjų žiauriai, ir kaip dabar atrodo, ir oda, ir plaukai atrodė žiauriai, ir nereikėjo net sveikatos problemų ar dar kažko, nors pas mane yra skydliaukė operuota, tai galėčiau sakyti, ir sakė, kad čia tau nuo skydliaukės, kad čia tau nuo amžiaus tas plaukų retėjimas ir ta oda prastėja, bet prašau, jeigu naudojant tiesiog ne kokius vaistus, produktus naudojant, tu gali taip susitvarkyti problemas. Ir kiek yra daug pavyzdžių, ane, kur susitvarko odą, plaukus, begalė pavyzdžių. Ir čia yra tokie tikri tie pavyzdžiai ir man keista, kai gauni kartais komentarą, nu labai mažai tokių komentarų gaunu, iš pradžių gal kažkiek buvo, kad o kodėl čia apšvietimas nevienodas? O kodėl čia tas aukštis nevienodas? Viena, žinai, ten aukščiau nupaisuota, kita žemiau, ten tipo. Todėl, kad tai yra natūralūs ir tikri rezultatai. Niekas negalvoja kaip apie fotosesiją, o tiesiog nori žmogus parodyti rezultatą, jis nėra profesionalus fotografas, jis nėra profesionalus influenceris, jis daro taip, kaip mato. Ir jeigu žmogus rodo viešai, tai reikia jau vieną apie tai pagalvoti, kad reiškia rezultatas yra. Gal ne visada išeina perteikti tą rezultatą. Pavyzdžiui, kokia mano oda realiai atrodydavo vos tik išsimaudžius iš dušo, dar nespėjus nusausinti kūno, aš tai turbūt pojūtis buvo daug stipresnis negu atrodė.
Jaučiausi žiauriai ir realiai ir oda atrodė žiauriai. Ir aš bandžiau nupaiksluoti, bet man nepavyko. Plaukus, pavyzdžiui, net nebeatsimena, kas matė, kaip atrodė. Net mano kirpėja, kuri buvo prie mano plaukų ir kur sakė, kad čia tau nuo amžiaus, neprisimena, kaip atrodė. Dabar yra nauja kirpėja ir ji sako, ar tikrai tavo plaukai tokie buvo? Nes sako, dabar plaukas prie plauko, net sunku patikėti. Tai kaip reikia perteikti? Aš galvoju, kad jeigu Už tai žmogus ir yra, norės ne? prisikabinti, jo, tai prikips prie bet ko, žinai, bet jeigu žmogus Jo. tavim tikės, tai patikės. Ir ne veltui, ne, mes sakom, kaip pavyzdžiui, įsiginat, ne, produktus, kad ar veido, ar plaukų, kad turėkit pasidarę nuotrauką, ne, grinai, kaip jūs atrodat prieš naudojant produktus, Jo. kad paskui būtų, va, taip kelias tas einant, ne, kad pasidaryt. Ir, pavyzdžiui, pačiai įdomu, kaip tu atrodė, ne, kaip žiūrėk, nes man asmeniškai, tai aš, pavyzdžiui, kai pasižiūriu nuotraukas, aš tikrai netikiu, sakau, tikrai, va, bet smagu vis tiek prisiminti tą tokį, žinai, tą kelią tokį, kad, na, žiūrėk, nes mano kirpėja irgi ir dažydavo, aš labai dažnai, dabar aš jau mažiau dažau, ne, tuos plaukus. Nors jau kaip tik šiandien knibėjo pro kirpyklą, taip, žinai, pravažiuoti ir užeit, žinai. Bet vis dar, žinai, kažkaip laukiu. Bet iš tikrųjų mano kirpėja, tai pavyzdžiui, jinai visada aikščiodavo nuo mano plaukų, sakykime, ne, nors ir aš sakiau, aš noriu, tu man dažyk. Ir prisimeni, kai aš tau atsiunčiau nuotrauką irgi, kad tu net suaiktelėjai, sakai, kaip 3 kartus, aš tą pačią dieną, kad išgaut spalvą, aš 3 kartus dažiau galvą. Aš buvau išsigandus, galvau, kad tau nukris visi plaukai. Bet kai aš tau nuotrauką atsiunčiau, kad mano plaukai blizgantis, švelnus, jie visiškai nepakitė, kad ten nutrupėję, sudeginti, ar dar kažką, nežinau, gal priklausė ir nuo pačios kirpėjos, ne profesionalumo, kaip daro iš tikrųjų. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai nebijau dabar nei dažyti, nes aš šviesinu daugiausia, nes tamsiais esu buvusi, bet labai jau, nežinau, tu jau senai buvau tamsiai iš tikrųjų. Šiaip aš visada buvau šviesi, bet, žinai, kažkada norėjau būti tamsi, pabandžiau, bet man tas, nors ir dabar atrodo kartais, žinai, kai ir sako, kad čia nusišnekė. Bet irgi, žinai, noris kažko tokio ekstremalaus, atrodo, pasikeitimo, žinai, bet ir galvoji, ar čia vėl, pavyzdžiui, prasišviesint plaukus, ar ten kažkokį kirpimą pasidaryti, nes aš dabar, pavyzdžiui, tikrai nebijau nei nusikirpti plaukų. Tikrai nebijau nei, kad, pavyzdžiui, vaikį tiek nusikirpčiau. Nes greit atauga. Taip, nes mūsų šampūnai, tikrai, aš nežinau, ar tu pastebėjai, bet aš taip, pavyzdžiui, pastebėjau, kad man tikrai greičiau plaukai. Kosmosas. Aš dabar nukirpau beveik per visą sprindį, tokį mažesnį sprindį nukirpau ir man sako, rimtai, sakau, man negaila, nes man jie labai greit atauga. Aš nukirpau reikiamą ilgį ir paskui man, jeigu nori, kad laikytųsi, kristų, tas kritimas būtų gražus, neapsunkintų plauką, žinai, netemptų į apačią, aš turiu jau po 2 mėnesių kirptis, bet po 2 mėnesių man dar per anksti, realiai dar gerai plaukai atrodo. Aš einu minimum kas 4,5 mėnesio, ir būna, kad 4,5-5 mėnesių, va taip einu kirptis ir dažytis. Tai žodžiu, laikas eina labai greitai, aš sakau, kaip fainai kalbėtis, ne, mes kaip visada, mes šiaip realiai susitinkam su Lina, pradedam bendrauti, po 2 valandas kalbam, mes sakom, kosmosas. Ir dabar va jau beveik pusę valandos, dabar dar noriu greitai apžvelgti ir aptarti tą mentalinį pokytį. Žinai, ten šiais laikais iš tikrųjų labai yra populiaru, ne, ir man patinka, ir tu kažkuria prasme, gal mes truputėlį skirtingai einam link tos saviugdos, bet mes vis tiek einam link tos saviugdos, nes yra įdomu, tu nori tobulėti, tu nenori užstrigti toj vienoj vietoj arba būti toj ankstesniai pozicijai, kur tavo suvokimas buvo, kad toks mano gyvenimas, nieko geriau negaliu, tik tais vargti, žinai, čia aplinkiniai blogi, žinai, čia, žodžiu, niekas nesikeičia, nors tu pats nesikeiti, tu pats stovi toj vietoj ir nesistengi kažką naujo, kažką geriau padaryti dėl savęs. Aišku, iki tobulumo dar toli gražu ir to tobulumo niekada nėra, bet tas mentalinis pokytis, o ką tau reiškia? Man tai realiai, kaip tu ir sakei, aš pati antiek pasikeičiau, kad man viskas atrodo, ta prasme, niekur nėra problemų. Aš niekur nematau. Visada visur yra sprendimo būdas.
Ir jeigu tu net galvoji, kad tau kažko nedaryti, tai reiškia tau gerai yra. Jeigu tu nenori nieko daryti, nieko nenori keisti, tu nori sėdėti toje pačioje vietoje, bet tada gal nereikia bambėti, žinai, nes tu pats priėmei tokį sprendimą. Ir kai tavo suvokimas toks yra daug geresnis, šviesesnis, tai tada tavo nuotaika geresnė ir su tavim žmonės labiau nori bendrauti, šeimoje santykiai yra daug geresni, tu tampi geresniu pavyzdžiu savo vaikams, kas akivaizdžiai vat yra ir pas mane, vat kur, pavyzdžiui, buvo ankstesnis suvokimas ir mano vaikų elgesys ir koks dabar yra, tai kaip diena ir naktis keičiasi. Nu, Jo, skiriasi. žinok, aš iš tikrųjų visą laiką buvau ta tokia pozityvi, visą gyvenimą aš atrodo, buvau ir ieškojime, man tas nepasisekė, aš darau tą, niekada nebūdavo, kad ten, žinai, ai čia, žinai, kaip pasakyti, iš šuns dienas nuvarai, ne, kad čia kažkokia nesąmonė, tada dar kažkas tai ten tokio, žinai. Nu, nepavyko, dar kartą pabandysiu, nepavyko, nu jau tada aš kol bandysiu tą, aš ieškosiu kitą ieškojimą, kad aš vis tiek rasiu save, kur ir realizuosiu, kur man ir širdį, ir kūnų, ir sielą būsiu ten. Ne? Ir pavyzdžiui, aš kaip sakau, kad atėjus čia į tą kompaniją, sakykime, mane, aš ir tai buvau pozityvi, bet čia aš atradau giliau savęs, sakykime, mane, suprasti daugiau, sakykime, gal tokį tam tikrus kompromisus atrasti, tam tikrus, sakykime, anksčiau, kur atrodo būdavo, nu gal kaip negatyviai žiūrėdavai tą dalyką, o dabar kažkaip tai supranti, tu išmokai tą dalyką tokį, kaip aš sakau, jeigu aš girdžiu, kad žmogus sako, ne, kad ten negatyviai kažką ten tokio, aš sakau, tu pritrauksi savo tą, ką tu savo šneki. Grinai, jeigu tu visada galvosi, suksi savo negatyvą, tai tau ir bus tas negatyvas, tai tau ir nesiseks, tu pati savo statai tiltą, ne? Tu kaip tik galvok, sakau, tam negatyvui dabar atrask 10, mažiausiai 10 pliusų. 10 pliusų ir tu pamatysi, tau 10 pliusų, suradus tų 10 pliusų, tu rasi ir 11, ir 12, ir 13, ir 14 ir pasižiūrėsi, kad tau būtent tam negatyvui tu jau viskas. Nėra tai blogai. Bet čia nėra negatyvo, nėra čia taip blogai, iš tikrųjų. Ir sakau, aš asmeniškai sakau, esu tokia, kad man, tu žinai mane irgi, aš daug ką perėjus, kaip pasakyti, mano gyvenimas nei rožėm, nei sviestu nebuvo teptas ir iki šiol einu va tokiom bangom, bet niekada nesiskundžiau, niekada nesakiau, jeigu negatyvą, aš žinok, net savo subinė išspardau, žemaitiškai sakant. Na, tas tiesiog išmoksti priimti visas problemas, visus iššūkius išmoksti priimti, nesėdi, nedepresuoji, nenervuojasi ir neieškai kaltų, o tiesiog supranti, kad reikia imti dabar spręsti tą problemą. Jeigu tu imi spręsti, tai reiškia, tu suvoki tai, jeigu tu nesprendi, reiškia, tau nėra problemas ir viskas, ir neverta nervuotis ir kažką tais dar žinai. Aš nieko nesakau, kad aš ten šoku visą laiką ar dar kažką, oi, čia man viskas yra gerai. Ne, man būna, kad taip, aš irgi esu žmogus, o ne paprastas žmogus, aš nueisiu į kampą kažkur, išsiklyksiu, išsiverksiu, aš iš tikrųjų žinai, ką mėgstu daryti. Kai man skauda, kai man yra negerai, kai man yra kažkas tai ten tokio, va, sakykime, mane kažkokio pykčio priepuoliai, aš išeinu į kiemą, nueinu toliau, man tas pats, ką žmonės pagalvos, ką kaime pagalvos, sakykime, mane aplinkiniai. Aš tiek save išrėksiu, tiek iš savęs paleisiu tą visą, kas manį kaupėsi, sakykime, mane tos visos negatyvus, tiek išsirėksiu, man žinok daug lengviau. Parėjus namo dar kokią meditaciją pasėdėsiu, išsivalysiu iš galvos, sakykime, mane. Ir tu vėl pradedi visai kitaip, žiūrėk, pramerkia akis ir tavo mintis tokios šviesios, atrodo, kad tu pradedi tą pačią problemą matyti visiškai kitaip. Visiškai kitaip. O žinai, kaip aš darau? Aš tai mėgstu tą dalyką padaryti duše. Man gal dušas šiltas atpalaiduoja, aš žinai, turiu laiko, kada pagalvoti, nes tu niekur neini, nieko nedarai, nieko nekrapštai, nieko netvarkai, žinai, tu stovi po dušu realiai tik tais ir tada atsipalaiduoja, atsiriša ir pradeda bėgti kartu su dušu. Ir emocijos, ir ašaros, viskas pasileidžia. Ir tada kažkaip tai atrodo, išeina viskas, įsivalo ir atrodo, ir ko čia dabar stovi, ko čia dabar žvimi, ko tu čia nervuojas. Nu, davai praustis ir davai toliau varyti. Tai va, žodžiu, mes galim bendrauti labai ilgai, mums tos temos yra įdomios, juolab, kad, mes ne veltui draugės, mes randam bendrą suvokimą, bendrą
kažkokią tai diskusiją ir man visada šiaip realiai patikdavo bendrauti, nesiginčyti, bet diskutuoti, išklausyti kiekvieno žmogaus, galbūt patarti, galbūt net patarti, kaip sako, iš vis dabar mokinuosi dar vieną dalyką, nepatarinėti, kol tavęs niekas neprašo, nes tavo patarimai kartais gali paveikti atvirkščiai, negu tu manai. Tu tiesiog gali papasakoti ir pasidalinti savo patirtim. Tai vat ką mes ir darom, mes kalbam savo patirtim ir iš tikrųjų tie šampūnai keičia gyvenimus, bet čia ne tik, kad šampūnai, čia jeigu nori, ne tik, kad šampūnų, jeigu ne tik, kad nori produkto arba uždarbio. Tiesiog, jeigu nori kažkokio išėjimo iš komforto zonos, jeigu nori pakeisti, pagerinti savo gyvenimą, jeigu nori patobulėti. Ir kaip mato, tas asmeninis augimas netgi atėjo per šampūnus. Tai vat ką dauguma iš mūsų ir stengiasi padaryti, pasakyti, paaiškinti ir įkvėpti kitas moteris, kitos žmonės, tai būtent, kad yra įmanoma ir reikia visai nedaug tiesiog pasirūpinti savim. Ir tas rūpestis savim yra tai, kas yra neišvengiama, tai ką mes bet kuriuo atveju darom, tai einam į parduotuvę, perkam šampūnus ir plaunam savo galvas. Na. Tai ką? Kaip aš sakau, mūsų grožis yra ne tas botoksas, ne tas lūpos, ar ten dar kažkas tai tokio, grinai natūralus grožis iš gamtos, kaip veiksmingas. Veiksmingas ir tas dalykas, kad mes vis tiek nuo pat seno, ne, žmonės rasdavo kažkokius ten, kad ir savo namuose darydavo kažkokius kremus, ne, ten žiūrėk, vis tiek rasdavo iš dilgėlių, virdavo nuovirus, plaukus darydavo. Čia lygiai tas pats. Tik tiek, kad jie yra patobulinti, sudėti, supilstyti į buteliukus, mums patogius buteliukus, kuriuos mes dabar galim neįt laukais ir rinkti ten, žinai, žolelės kažkokias, bet mums jau yra padaryta ir mes natūralų produktą mes naudojame ir džiaugiamės. Bet jau aš džiaugiu. Ir aš 100%, ne veltui, aš jau 6,5 metų jau galima sakyti esu toje kompanijoje, o tu Lina 5 metai, ne jau? 5 metus naudoji ir... Jo, aš pradėjau naudoti anksčiau, prisimeni, o paskui, kai jau Lietuvą atkeliavo, jau tada jau grinai nuo pirmos dienos. Tai va, tai įsivaizduokit, jeigu tiek metų su vienu to pačiu produktu ir nieko nekeičiam ir nenorim, tai yra didžiausias pripažinimas, tai kad realiai, taip ir yra, ką mes kalbam. O jeigu būtumėt pažinoję mumis anksčiau, prieš tai ir dabar, tai pamatytumėt, kad skiriasi kaip diena ir naktis. Aš save asmeniškai galvoju, kad aš net atjaunėjau. Jo, būtent. Tai va, ką, ačiū Linute, mes su tavim dar nesiskirstom, mes dar bendrausim ilgai. Jeigu kažkas norit, jeigu kažkam įdomu, tai būtinai paklausinėkit mūsų, susisiekit su mumis, pabendraukit, pakomentuokit. Ir jeigu norit kažko daugiau... Ir nebijokit klausti, tikrai, nes kaip mes su Vita, kai sakom, durnų klausimų nėra. Taip. Ir visus klausimus yra atsakymai. Yra kvaila turėti galimybę paklausti kažką tais ir nepaklausti, nepasinaudoti va čia. Nes taip yra buvę ir man ne kartą, ir dar kartais yra, kad bendrauju su kažkokiu žmogumi, išsiskiria ir paskui, blemba, kodėl aš nepaklausiu, kodėl aš nepagalvoju apie tai. Tai va, dabar klauskit. Būtent. Ką, ačiū visiems, kas žiūrėjot, jeigu buvo įdomu, parašykit kokį komentarą, pasiekit mus, susisiekit su mumis, mums yra malonumas, galbūt tada susitiksim 2, 3, 4, susibursim į moterų būrelį, pabendrausim, padiskutuosim apie mūsų moterų grožį, apie pokyčius, apie kasdienybę, mes moteris turim apie ką bendrauti visada. Tai šiandien tiek, ne? Ate, sakom visiems. Ate, einam dabaigt kavutės. Jau šalta, nedaug liko, bet visai buvo smagu ir šalta buvo skanu gerti bendraujant. Tai ate. Ačiū, kad pasikvietei, iki. Ate. Mes dar susitiksim.